Kaip gera ištrūkti. Kaip gera vis tikrai ištrūkti iš šitos rutinos, iš tos kasdienybės rutinos, iš to darbų sūkurio, iš to miesto, mašinų. Nors blemba gyvenu, atrodo tokiam mažam miestelėje, 7 ar 8 tūkstančiai gyventojų tik tai. Bet kadangi tas miestelis yra labai koncentruotas, labai sudėtas į vieną tokią krūvelę, tai visi žmonės trinasi užpakaliais ir ten visą laiką kažkoks šurmulys, kažkas po langu tai kalba, tai muziką leidžia, tai pravažiuoja, net ir vidury nakties. Pabundi, girdi, pravažiuoja mašina. Bet čia kas yra mizantropija? Noras, kad aplink tave nebūtų žmonių. Taip ir yra greičiausiai. Nori gyventi patogiai, turėdamas visus žmonijos privalumus, bet nenori priimti tos žmonijos apskritai kaip po tokio. Nori, kad visuomenė garantuotų tau saugumą nuo nusikaltėlių, kad tau garantuotų socialinės paslaugas, kad kai tu būsi senukas ir išeisi į pensiją, kad tau ta visuomenė sakytų, štai brangusis, ačiū, kad šauniai dirbai, dabar galėsi pailsėti. Arba nori, kad būtų ligoninė ir to ligoninė dirbtų geriausi daktarai ir kad tavim pasirūpintų ir kad vaistai būtų kompensuojami ir taip toliau. Nori, kad būtų kinas, teatras, pramogos, nori, kad būtų supermarketas netoli, kad nereikėtų kulniuoti 3 dienas arba joti asilų. Nori, kad viskas tau būtų parūpinta, bet nori, kad nebūtų tų žmonių, kurie tau viską parūpina, kurie tave aptarnauja. Nori būti karalius. Jo, nori būti karalius. Špyga taukota. Visi nori būti karaliais. Bet taip neišeina. Štai kokį priejau vaizdą. Senas kanjonas. Čia lūžo šitoje vietoje. Lūžo žemės pluta. Dalis tos plutos pakilo į tą kalną. Į tą kalną aš ir planuočiau užlipti. Tik tu reikia dabar pamėginti kažkaip persiropšti per tą kanjoną, kuris driekiasi, dievai žino, kuris baigsis. Greičiausiai teks man nusileisti jo apačią. Pasakiau nusileisti. Wow, pažiūrėk, kur tenais eina tas kanjonas dar. Jėzu, čia tie akmenys, o pažiūrėk, kokie akmenys. Plema, čia koją nusisukti gali, užsižiopsojęs. O kanjonas driekėsi ten. Aš galvoju, ar čia yra sena upės vaga? Na ne, čia tikrai ne upė, tai pragraužė. Pažiūrėk, kaip čia yra statu. Čia visiškai kas Kolorado kanjonas. Čia yra statu ir aukštai. O čia mano kojytės. O čia yra tas kanjonas, kuris tęsiasi. Galai žino kiek tenai. Ir į tą pusę. Ne, šitas kanjonas atsirado tikrai ne upės vagos pragraužtas. Jis yra sprūdis, plyšimas žemės plutoje, kai viena dalis kilo, kita leidosi ir tik paskui ta vaga pradėjo tekėti vanduo ir šiek tiek prasigriaužė, bet šiaip aš iš tikrųjų aš einu 20 milijonų metų senumo žemės paviršium. Ir čia nėra nei kažkokių tai augalų. Ta žemė ir tie akmenys, tie lavos gabalai, jie yra nuo tų laikų, kai čia viskas triokštelėjo, garsiai triokštelėjo. Ar man pavyks nusileisti į apačią? Pabandykim. Ar man pavyks nusileisti žemyn? Ui. Dieve, čia reikėtų kažkokius tai biškai rimtesnius batus pasiimti. Nes dabar einu tokiais varganais sportbatukais, kurie skirti sporto salėje pasivaikščioti, bet tikrai neskirti vaikščioti kanjono kraštais. Bet man atrodo, kad bent jau iki dugno
aš tikrai nusiridensiu. Iki dugno tikrai nusiridenau. Wow. Ir va dabar aš einu šito kanjono dugnu, šitą upės vaga. Eisiu, kol kažkokią tai prieisiu vietą. Kas durniausia, kad kai susiruošiau kalbėti šitą podcastą, šitą kažkokį pakalbėjimą, kai susiruošiau kalbėti šitą pakalbėjimą, man atrodo, kad reikia tik tais prisekti mikrofoną, įsijungti kamerą, eiti ir pasakoti visas tas filosofijas, kurias aš kasdien skaitau, apie kurias galvoju, nes kasdiengi galvojame, ką čia aš, tu, bet kuris iš mūsų, kiekvienas iš mūsų galvoja tas pačias filosofinės mintis, gal tik tai jos nebūtinai yra taip gražiai išguldytos, ne taip gal gražiai suformuluotas. Dažniausiai mūsų galvoje sukasi spiečius, tarsi bitelių spiečius, dūzgia. Ir negalime suprasti, ką jūs ten dūzgia. Ir paskui, kai nusiramini, kai atsisėdi ant akmenėlio ramiai pamastyti. Arba ne, geriau, kai bandai tai parašyti, kai bandai tai surašyti į sakinius, tai tas minčių spiečius, ta visa minčių raizgalynė, jinai pradeda truputį aiškėti ir truputį aiškiau pačiam darosi. Kas tave kankina, kokie dalykai neduoda užmigti. Dieve, kaip čia gražu. Į tą pusę, aš turėčiau eiti į tą pusę, kad gražiau atrodytų apšvietimas. Ne, bet man reikia ne į tą pusę, man reikia į tą pusę, aš ten ir eisiu. Dzintas apšvietimas, aš einu į tą pusę, nes noriu pasiekti šito kanjono pakraštį. Štai pažiūrėkite, koksai gražus, dramatiškas vaizdas, mano šešėlis. Ir tuo dramatišku vaizdu aš keliauju nesutikdamas nei vieno žmogaus. Mačiau, praskrido varna, nesutikdamas nei vieno žmogaus, nei vieno gyvūno. Šitoje saloje nėra jokių plėšrūnų. Ai, ne, yra. Vienas didžiausias plėšrūnas yra. Tai jis yra, jūs juoksitės, tai yra ežiukas. Žinot, kad ežiukas yra plėšrūnas, kad jis ne žolelėmis, ne gilėmis minta. Ir net ne obuoliais. Ežiukas yra visaėdis, o šiaip dažnai labiausiai jisai mėgsta mėsytę, vabaliukus visokius ir šiaip gryną mėsytę. Taigi didžiausias šitos salos plėšrūnas yra ežiukas, bet aš ežiukų nebijau, nebent jų būtų daug. Jie visi pultų ir ristųsi nuo šito kalno, ristųsi pulkais ir užbadytų mane savo mažaisiais spigliukais. Bet ne, čia tiek daug nėra, todėl aš nebijau ežiukų. Labiausiai turbūt reikia bijoti savęs paties. Savo minčių, kurios gali suvalgyti ir pražudyti greičiau negu bet koks ežiukas. Greičiau negu bet koks tigras. Paskutinės porą savaičių labai griaužiausi, nerimo kamuojamas. Griaužiausi ir galvojau, kad kartais net nenoriu atsibusti. Tiek sunkios dienos nusimato. Sunkios emociškai. Reikėjo pakeisti šalį. Reikėjo išvažiuoti iš Lietuvos vėl į Fuerteventūrą. Ir tą savaitę, kai tu persikeli, ta savaitė atrodo labai tragiška. Ta savaitė tu norėtum, kad nieko nebūtų pasikeitę. Galvoji, blemba, ne, kodėl aš tai padariau, kodėl aš pakeičiau. O paskui pripranti per savaitę, važiuok. Taip jau, rytoj bus lygiai savaitė, kai aš esu čionai. Priprantu ir vėl pradeda patikti. Ir man atrodo, kad nėra geresnės vietos žemėje kaip šičia. O iš tiesų nėra geresnės vietos žemėje kaip ta, kur tu esi. Kur tu esi su savim. Pasakysiu banalią, visiškai banalią tiesą. Geriausia vieta žemėje ten yra, kur tavo širdis, o širdis yra ten, kur tavo artimieji, kur tavo mylimieji žmonės. Bet turbūt dar svarbiau yra ten, kur tu
jauti santarvę ir ramybę su savim. Blemba, kaip kartais sunku tai padaryti, atrodo, taigi toks fainas žmogus esu, toks geras žmogus. Kodėl man su savim taip bloga kartais būna? Kodėl aš esu toks nepatenkintas savim? Kodėl esu toks nelaimingas, kamuojantis save? Kodėl esu toks, atrodau savo, toks bjaurus, nykus, pilkas? Tas nuostabusis gerasis aš, net man pačiam ima atrodyti lėkštas ir beprasmiškai stumiantis dienas. Palauk, ne, čia reikia kažkaip tai trupučiuką protingiau pakalbėti, kad ne tai būtų, oi, palauk, šiuo metu einu pro žemėje atsivėrusias plyšius, kažkokius angas. Pažiūrėk, kokie yra plyšiai, kiaurimės. Va, dabar aš jums papasakosiu, paklausykite. Dabar aš jums papasakosiu paleologijos kursą. Kokį? Geologijos kursą. Kažkokį tą kursą, kur kalbama apie žemę ir jos gelmes. Ir štai jums rodau, štai pirštu rodau. Šita apatinė dalis, va čia yra tęsiasi, tai yra jūros nuosėdų dalis. Tad tuo metu šita žemės dalis buvo po vandeniu, paskui ir tenais, kas tos jūros nuosėdos, tai yra tiesiog numirusių kriauklelių ir taip toliau darinys. Sluoksnis po sluoksnio krovėsi moliuskai, mirė ir pasidarė tokia, vadinkim tai smiltainis, vadinkim tai smėlis, kas tai bebūtų. O paskui staiga jūros dugnas iškilo iš vandens. Jis iškilo iš vandens ir buvo visai toks neblogas. Kai jis kilo iš vandens, matėsi tokie sluoksneliai, va, štai tie sluoksneliai. Pamažiukais jūro, po centimetrą per metus, ne, kyla, ir vis bangelės jį paskalauja ir tokiais gražiais, tokiais sluoksniuotais piragais, kaip Napoleono piragas pasidaro. Ir kai iškilo virš vandens, staiga įvyko kažkoks tai ugnikalnio išsiveržimas. Ir ką mes turime? Mes turime didžiulį va tą juodą sluoksnį, tai yra lavos, užtekėjusios lavos gabalai. Užtekėjusios lavos, nežinau, kaip piragas ar kažkas tai. Ir visas šitas dalykas, manau, jeigu būčiau labai geras ir protingas geologas, ar kas ten bebūtų, tai turėčiau ką jums papasakoti, nes dabar tik tai iš tokio bendro išsilavinimo tauškiu dalykus. Kaip ten bebūtų, tai vis tiek labai įdomu ir smagu pasivaikščioti. Žinau, kas turbūt smagiausia? Smagiausia, kad čia esi vienas, kai sustoji. Aplink tylu. Nėra nieko aplinkui. Va tai va. Atrodo, esi vienintelis žmogus žemėje. Atrodo gera būti vieninteliu žmogum žemėje. Bet jeigu suprastum, kad taip reikės būti visą laiką, tai tada būtų visai nebegera. Būtų visai Tiesiog, blemba, dabar galvoju, ką reikėtų daryti, jeigu likčiau vieninteliu žmogum žemėje. Jeigu ateitų pasaulio pabaiga, visi žmonės išnyktų, išgaruotų, kaip dūmas neblaškomas vėjo, o aš lieku štai čia. Žingsniuoju ir kur be nueinu, nieko nėra, ne vieno žmogaus. Kiek dienų aš ištverčiau, nenušokęs nuo skardžio. Neįsivaizduoju. Blemba, va čia tai šiaip labai geras minties eksperimentas. Pagalvoti, kaip tu jaustumėsi staiga pasidaręs vieninteliu žmogumi žemėje. Tau netrūktų maisto, nieko netrūktų nei namų, nes viskas būtų likę. Maisto ten rezervų tikrai užtektų, konservų visokie ir taip toliau, gal galia paskui pats jau pradėtum gal auginti kažkokias tai bulves ar pomidorus. Prasimaitintum, fiziškai išgyventum tikrai, bet kaip jaustumėsi emociškai, kaip jaustumėsi
psichologiškai suprasdamas, kad štai dabar tu gyveni savo tos likusius, nu gerai vadinkim, 20-30 metų. Likusius 20-30 metų tu pragyvensi vienutėlis, su nieko nesikalbėdamas, su savim kalbėdamas. Ir net su jumis nesikalbėdamas, nes nebūtų su kuo kalbėtų, jūsų nebūtų. Aš čia kalbėčiau tuščiai į telefoną, filmuočiausi kažkokius filmukus ir nieks manęs negirdėtų. Ir mano rūpestis būtų ne tai, kaip pavalgyti, pailsėti, pasimaudyti. Mano vienintelis rūpestis būtų galvoti apie savo būties beprasmybę. Turbūt taip ir yra. Be žmonių žmogaus gyvenimas netenka iš vis jokios prasmės. Gyvenimas vien dėl savęs, jis yra tuščias, kaip į kiaurą kibirą dainuotum. Gyvenimas vien dėl savęs yra ničnieko nevertas. Jeigu neturėtume su kuo pasidalinti, savo džiaugsmais, atradimais, savo liūdesiu, savo neviltim, netgi va tokiais pasakojimais, jeigu neturėtume su kuo pasidalinti, būtų šakės. Viskas būtų nieko verta. O dabar aš užlipsiu į kalną ir nuo ten pamėginsiu kažką jums pasakyti. Jis užlipo į kalną ir žodis nuo kalno. Kietai čia.